Braižant įvairias lenteles su skaičiuokle ir skaičiuojant tam tikrus duomenis, kartais gyvenime pasitaiko, kad kai kurie duomenys yra neduoti arba kai kurie duomenys yra nulis, o neduoti duomenys dažniausiai būna, kad tiesiog reikšmė yra nežinoma arba kažkas nesuspėjo laiku pateikti rezultatų. Taigi panagrinėkim, kas nutinka, kai mes skaičiuojame, kai yra tuščias langelis arba kai langelio reikšmė yra nulis. Štai čia buvo skaičiuojamas pelnas. Kiek uždirbta pardavus 14 megztinių, kai žinom vieno megztinio kainą. Šitos reikšmės yra tiesiog sudaugintos. Ir štai čia buvo neduota, kiek parduota vienetų ir buvo skaičiuojamas pelnas. Tai jeigu aš nežinau, kiek bus vienetų, tai kaip aš galiu paskaičiuoti pelną? Pelnas rašo, kad yra nulis, nors dauginama buvo iš tuščio langelio. Taigi, kai yra tuščias langelis, skaičiuoklė dažniausiai įsivaizduoja, kad tai yra tiesiog nulis, o skaičius padauginta iš nulio yra visada nulis, nesvarbu, koks tas skaičius bebūtų. Ir štai čia taip pat atsakymas yra nulis, nes skaičius padauginta iš nulio. Taigi, dauginant su tuščiu langeliu ir su nuliu yra viskas paprasta, o pažiūrėkim, kaip yra su dalyba. Štai čia buvo skaičiuojamas kiekis, kiek buvo nupirkta bandelių, kai mes žinome, kiek iš viso buvo sumokėta ir kokia yra vienos bandelės kaina. Tai čia reikėjo padalinti. Kiek sumokėta, dalinom iš bandelės kainos ir gavom kiekį. Ir štai čia yra kažkokia tai klaida. Ne skaičius, o klaida. Jeigu kada nors pamatysi langelėje groteles ir šauktuką, tai reikš, kad tai yra klaida. Nors ne visos klaidos yra taip žymimos. Kas čia per klaida? Yra duota, kiek yra sumokėta iš viso, bet yra neduota bandelės kaina. Tai kaip mes galim apskaičiuoti kiek buvo bandelių parduota arba nupirkta? Niekaip. O kodėl čia skaičiuoklė klaidą meta? Iš kur jinai žino? Iš tikrųjų, tai čia buvo padalinta iš nulio. Skaičius dalintas iš tuščio langelio yra tas pats kaip dalyba iš nulio, o dalinti iš nulio negalima. Tokia yra tiesiog matematinė taisyklė. Iš nulio nedalinam. Toliau su sudėtimi arba atimtimi yra irgi viskas taip pat paprasta kaip ir su daugyba. Jeigu mes pridedame tuščią langelį, tai tiesiog tuščias langelis yra nulis. Skaičius plus nulis yra normalus atsakymas. Kokios dar būna klaidos, kokias žmonės kartais daro? Pavyzdžiui, aš čia norėčiau paskaičiuoti lygiai tą patį, bet aš nepataikyčiau į kažkurį tai langelį ir paimčiau visai ne to langelio koordinatę. Kas čia dabar per klaida? Reikšmė reiškia, kad vieno iš paimtų langelių reikšmė yra netinkama. Kuris tai langelis? Tai yra C4 langelis, kuriame yra tekstas. Klaidą meto todėl, kad teksto su skaičiais mes negalime suskaičiuoti, nei padauginti, nei padalinti, nei atimti, nei sudėti. Ir dar būna klaida, jeigu mes skaičiuodami paimam langelį, kuriame mes dabar rašome. Na, taip daryti tiesiog negalima. Negalima naudoti to langelio, kuriame mes skaičiuojame, nes jokio atsakymo tiesiog negausime.